pasiskaičiuoti patiems, kiek galit gauti iš banko kreditą. Yra atsakingos skolinimosi taisyklės nustatytos Lietuvos banko ir yra viena taisyklė, kad kreditas negali būti didesnis negu 6 metų jūsų pajamos. Vat, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, jūs uždirbat 3000 eurų į mėnesį į rankas. Jūs tiesiog tos 3000 padauginkit iš 72, tai yra 72 mėnesiai, 6 metų pajamos. Ir pagal Lietuvos banką, jeigu jūsų pajamos šeimos ar jūsų asmeniškai yra 3000, jūs galėsit pasiskolinti, kiek gavot? 216 000 eurų. Ir nedaugiau. Tiesiog yra tokie įstatymai. Atkreipkite dėmesį, kas dirbat su verslo liudijimu ir individualia veikla. Jūsų pajamos truputį yra kitaip skaičiuojamos. Čia paaiškinau, kaip su darbo santykiais. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, uždirba 20 000 iš verslo liudijimo ar individualios veiklos, ar, pavyzdžiui, gauna dividendus ar iš mažosios bendrijos pagal civilinę sutartį, savo pajamas turi dalinti per pusę. Nes bankai skaičiuoja tvarias tik tai pajamas. Tiesiog tokia politika bankų, kad jeigu jūs uždirba 20 000, jie skaičiuoja, kad tai yra tik 10 000. Taip? Ir kad jūs paskaičiuotų jums tvarias pajamas, tuos 3000, jums reikia uždirbti 6000 eurų. Ir jeigu jūs turėsit 6000 eurų, pagal bankų skaičiavimus, gausis, kad jūs irgi galėsit pasiskolinti 216 000 eurų.